Labas rytas. Šiandieną norėčiau Jums pristatyti kalanetikos keletą pratimukų. Kalanetika atliekama yra labai iš tikrųjų lėta mankšta, jinai skirta yra bet kokio amžiaus, bet kokio pasirengimo, fizinio pasirengimo žmonėm. Ją galima atlikti namuose, ją galima atlikti sporto klube su treneriu. Taip, kad galima keletą pratimų šiandieną su manim atlikti. Ir ką mes pradėsime? Ranka ant alkūnės, kita koja sulenksim 90 laipsnių kampu, kojytę pakeliam, jinai laisva ir ją nuspaudžiam tolyn, suimam sėdmenį ir laikom, tik palaikyti. Laikom apie 1 minutę. Tuomet galime pailsėti, bet jeigu mums dar trūksta krūvio, mes galime priimti ranką, ištiesti aukštyn ir dar palaikyti 1 minutę. Ranką turime ilginti, koją spausti atgal. Svarbiausia neišeiti mums iš mūsų linijos, negalime atgal atsilošti, viską turime išlaikyti vienoje juostoje. Dirba sėdmuo, įstrižinis pilvo presas. Po 2 minučių darbo galime pailsėti. Pailsėję, mes vėl imamės to paties judesio, atvesime atgal koją, ranką ištiesiam aukštyn, palaikome 1 minutę. Po 1 minutės galime pailsėti, tačiau tiems, kurie trūksta dar krūvio, paspausim kojytę atgal. Tiesiog papulsuosim. Labai maži judesiukai atgal. Vos matome. 1 minutę ir po 2 minučių sugrįšime tikrai pavargę nuo šito pratimuko. Sekantis mūsų pratimas beveik tokia pat padėtis pradinė. Koją ištiesime, padas kojos įtemptas, pakeliam, ne per aukštai ir ne per žemai. Apie 1 minutę palaikome. Dirba įstrižinis presas, visa koja, klubo sąnarys. Labai daug raumenų. Po 1 minutės galime pailsėti, tačiau tiems, kuriems trūksta krūvio, galime dar pridėti 1 judesį. Ištiesime ranką, ją ilginame, nuolatos ją ilginame, koją irgi taipogi stumiam atgal paduku. Po 2 minučių sugrįžtame. Taip, truputį pailsime. Vėl pakartojam paskutinį judesį. Koją iškeliam, ranką prailginam. Laikome 1 minutę. Po 1 minutės galime pailsėti, tačiau tiems, kuriems trūksta dar krūvio, pajudinsim kojytę, paspausim, papulsuosim. Labai maži judesiukai. 1 minutę. Ir sugrįšime. Patikėkite, yra tikrai nelengva. Sugrįšim ir ištempsim. Sukryžiuosim kojas ir pritrauksim kelį prie krūtinės. Padarę į vieną pusę, tos pačius pratimus kartosime ir su kita koja, ant kito šono. Tikiuosi, Jums patiko kartu su manim pabūt šiandieną ir gero ryto, geros nuotaikos.